Labas rytukas, pirmadienio rytas. Savaitgalį nefilmavau jokių vlogų, nieko neįkėliau, labai žinokit tingėjau. Tai galvoju, nefilmuosiu. Šiaip iš tikrųjų šeštadienį pradėjau ryte filmuoti, bet po to galvoju, nefilmuosiu nieko, pailsėsiu savaitgalį. Tai laikas jau pusryčiauti, bet pirmiausia išgersiu skaidulos. Ir pusryčiams bus tas pats, kaip ir kiekvieną rytą, kiaušiniai, nieko naujo, žinokite. Papusryčiausiu ir pasidalinsiu 7 savaitės rezultatais, nes savaitgaliais dalinuosi, bet kadangi nefilmavau nieko, tai ir nepasidalinau. Tai pasidalinsiu, kokie rezultatai savaitės, kaip man sekėsi tą praeitą savaitę mesti svorį. Pusryčiams kepsiu 3 kiaušinius, tada naudosiu dar 100 gramų kiaušinių baltymų ir dėsiu kartu kepsiu su kiaušiniais špinatus. Prie kiaušinių bus avokadas ir duonytė. Dabar nusipirkau šitą duonelę, labai skani ir gera sudėtis, veganiška, čia su sėklomis tokia labai skani, man patinka. Tai dabar pasidalinsiu 7 savaitės rezultatais, kokie rezultatai. Tai, kai žiūrėjote mano vlogus, tai tą 6 savaitę nieko nenukrito svoris, tik tai krūtinė 1 cm sumažėjo. Ir sakiau, kad skaičiuosiu labai tiksliai tą savaitę kalorijas, ar esu tame kalorijų deficite. Tai visą savaitę dalinausi su jumis, skaičiavome kartu kalorijas. Tai kaloražą išlaikiau tą kalorijų deficitą, nebuvo nei vienos dienos, kad viršyčiau savo kaloražą. Tai viską gerai dariau, tvarkinga mityba buvo, 4 kartai sporto, nes buvo pirmadienis laisvadienis, išeiginė, nedarbo diena, tai mažylis buvo namuose, vaikai buvo namuose, tai nepasportavau. Tai savaitės rezultatai tokie, kad buvo prieš savaitę 85,8 ir šią 7 savaitę 85,6. Tai svoris nukrito tik tai 200 gramų ir sumažėjo tik tai ties klubais 1 cm, o visur kitur apimtys nepasikeitė, nei sumažėjo, nei padidėjo. Tai nėra labai dideli tie rezultatai, nukrito tik tai porą 100 gramų, bet vis tiek yra rezultatai. Tai aišku, ten gali būti daugybė tų priežasčių, dėl ko tas svoris ten tiek daug nenukrito galbūt, bet ir nėra taip, kad kiekvieną tą savaitę ten turi nukristi labai daug svorio. Svarbiausia, nors ir keli tie gramai, tie keli 100 gramų nukrenta, reikia vis tiek džiaugtis, nes vis tiek juda, reiškia, yra progresas. Ir šiaip svarstyklių tas skaičiukas, jisai neparodo, esu jau sakiusi, kad jis neparodo ten to mūsų progreso, kaip ten mums tas svoris krenta, neparodo tas skaičiukas, kiek ten tų riebalų sumažėja, kiek raumenų padidėja. Ypač sportuojant su svoriais, tai gali būti, kad tas svoris, tie skaičiukai ant svarstyklių gali nesikeisti, bet keičiasi kūno formos, mažėja apimtys. Tai taip labai nereikėtų ten susifokusuoti į tą svarstyklių skaičiuką, stebėti tas apimtis, savo kūno formas. Ir šiaip, pavyzdžiui, kaip aš dabar matuojuosi tik tai ties krūtinė, liemuo, klubai ir šlaunis, koja, kur storiausia vieta. Tai pavyzdžiui, gali būti, kad nuo kitų vietų ten mažėja tos apimtys, nukrenta to svorio.
Pavyzdžiui, čia ties liemeniu, kur žemiau liemuo yra šone tie tokie riebaliniai audiniai, riebaliukas, arba čia nugaroje, arba rankų aš nematuoju, gal rankos kažkiek sumažėjo. Tai taip nereiktų iš tikrųjų pergyventi, kad tas skaičiukas ant tų svarstyklių ten labai nejuda. Būna, kad vieną savaitę ten daugiau nukris, kitą savaitę mažiau nukris, bus, kad ir galbūt ir nekris tas svoris. Ir tas svoris, pavyzdžiui, būna ten nepasikeičiant tų svarstyklių dėl to, kad, pavyzdžiui, galbūt daugiau drusko suvartojame, galbūt daugiau angliavandenių ten suvalgėme, ar kažką tai galbūt saldžiai, gal neišsimiegojom gerai, gal stresas užblokuoja tą svorio metimą, galbūt tie hormoniniai pokyčiai, menstruacijos, tai būna kūnas užlaiko tos skysčius, susikaupia skysčiai. Tai labai nereiktų dėl to pergyventi. Aišku, juk mūsų tas tikslas numesti to svorio, tai mes ir tikimės kiekvieną tą savaitę, kai jau sveriamės, išsimatuojam, kad būtų kažkokie tie rezultatai. Tai va, tai sakau, dabar aš kažkaip nepergyvenu, anksčiau tai tikrai ten būčiau galbūt labai pergyvenusi, kad čia tik tai 200 gramų nukrito. Aišku, norisi, kad nukristų daugiau to svorio ir kad mes greičiau pasiektume tą rezultatą. Bet tas svorio metimas yra toksai, kad reikia turėti kantrybės, reikia laiko ir nėra tų tokių greitų rezultatų, kaip mes norėtume. Ir kai ten mes nepamatome kažkokių tų rezultatų didelių, tai nereiktų ten iš karto griebtis kažkokių tai drastiškų tų sprendimų, veiksmų, ten mažinti kaloražą ar ten daugiau sportuoti. Tai tikrai to nerekomenduočiau, kaip ir aš sakiau, dabar stebėsime 1 savaitę, 2 savaitės, 3 savaitės kažkur reiktų išlaikyti tą patį kaloražą ir stebėti, ar tas svoris per tas 3 savaitės krenta ar nekrenta, ar apimtys keičiasi, bet aišku, tą laikotarpį jau turi būti jau tikslus tas kalorijų deficitas, tvarkinga mityba, sportas, kad mes galėtume tiksliai nuspręsti, kad jau čia mums tas 3 savaitės svoris nekrenta, ten apimtys nesikeičia ir tada jau daryti kažkokius tai sprendimus, ten ar mažinti šiek tiek kaloražą, nes galbūt jau pasidarė ta metabolinė adaptacija, kada jau kūnas prisitaiko prie to kaloražo ir jau svoris nekrenta. Ar tada įtraukti daugiau sporto, ten kardio ar pasivaikščiojimų kažkokių, tai pasirinkti tą vieną variantą, bet ne iš karto abudu, kad ten mažinti kalorijas ir dar pridėti to fizinio aktyvumo. Tai po truputį taip reiktų daryti, o ne iš karto ten griebtis ten labai to mažo kalorijų deficito ir ten pridėti labai daug to sporto. Nes tada vėlgi kūnui bus toksai stresas, šokas ir gali būti ir kad vėl nekris tas svoris. Tai šią savaitę vis tiek yra pas mane tie rezultatai, 200 gramų, klubai sumažėjo 1 centimetru. Tai vėlgi taip tiksliai dabar skaičiuosiu šią 8 savaitę, ten tas kalorijas, tvarkinga mityba, sportas ir nieko nekeisiu, palieku tą patį ir žiūrėsime, kaip seksis kitą savaičiukę. Ir kai praeis šita 8 savaitė pasibaigs, tai jau pasidalinsiu jau 2 mėnesio rezultatais. Tai bus mėnesio rezultatai ir taipogi savo video, kaip atrodau, kaip pasikeitė kūnas. Ir žiūrėsime, koks progresas yra ir taipogi galbūt netgi pažiūrėsime ant tų mano išmanių svarstyklių, kaip pasikeitė ten ta raumeninė masė, riebalinė masė. Tai tokie 7 savaitės rezultatai. Tęsiu toliau savo svorio metimo kelionę ir žiūrėsime, kaip seksis 8 savaitę.
Pietums gaminsiu vištienos krūtinėlę su daržovėmis ir šitais makaronais. Tai krūtinėlė bus mano baltymai, makaronai angliavandeniai ir daržovės skaidulos. Ir dėsiu šito padažiuko šiek tiek. Tai vištieną ir daržovės atskirai troškinsiu, nes gaminu 2 porcijas, vyro šiek tiek didesnė bus porcija. Tai vištienai šiek tiek alyvuogių aliejaus papurškiau. Ir susismulkinau tokiais gabaliukais vištieną. Daržovėms irgi šiek tiek alyvuogių aliejaus papurškiu, bet labai mažai, nedaug. Ir sudėsiu troškinti. Uždengsiu dangčiu ir patroškinsiu ir vėliau sudėsiu tuos makaronus. Daržovių ilgai netroškinu, nes noriu, kad būtų toks traškumas. Tai dabar sudėsiu šituos makaronus, jau jie čia yra paruošti, tik reikia šiek tiek dar patroškinti kartu su daržovėm. Tai aš gaminu čia 2 porcijas, bus vyrui ir man. Šiaip tai dėčiau vištieną kartu, bet vyro šiek tiek didesnė porcija bus, tai dėl to atskirai vištieną darau. Tai šiek tiek pamaišysiu. Vištiena išsitroškino, tai ant vištienos dėsiu šitų prieskonių šiek tiek. Kadangi skaičiuoju kalorijas, tai parodysiu, kaip pamatuoti, kiek padažo įdedate. Tai uždedate ant svarstyklių visą tą buteliuką, nunulinate ir paimate, pilate padažiuką ir, pavyzdžiui, padedame atgal ir rodo, kad 29 gramus sunaudojau. Pietūs jau paruošti, įpyliau padažiuką, šiek tiek dar pamaišysiu ir bus galima eiti valgyti. Vištieną irgi iškepė, tai greiti tokie pietūs, neužtrukau labai čia ilgai. Nes nieko nereikėjo nei čia pjaustyti, nieko, tik tai patroškinti vištieną, daržovę šiek tiek ir sudėti makaronus, padažiuką ir viskas. Tai maksimum 10 minučių. Galbūt nei tiek net neužtrukau. Viskas. Einu pasimatuoti, pasisverti 2 porcijom. Štai ir mano pietukai. Labai skaniai atrodo, baltyminiai, skanūs. Tai dar šiek tiek sezamų sėklų užbarščiau juodųjų. Bus labai skanu. Atrodo kaip iš restorano maistas. Šiandieną užkandukui riešutukai, tai čia yra 30 gramų, pusė migdolų, pusė anakardžių riešutų ir juodas šokoladas. Šokoladas 85% kakavos, tai mažiau cukraus. Man labai patinka šitie šokoladai iš Aldi, man atrodo, kad Aldi pirkau. Tai jie tokie supakuoti būna porcijom. Tai labai patogu kažkur tai pasiimti. Paskutinis mano valgymas vakarienė. Tai vakarieniai pasidarysiu salotas su tunu. Tuną naudoju savo sultyse arba vandenyje. Tada dėsiu pomidorų, agurkų, salotų, kalendros, avinžirnių. Čia jau virti avinžirniai.
ir šiek tiek alyvuogių aliejaus, citrinos sulčių ir druskytė pipiriukai. Sudėjau visus ingredientus ir aliejų, tai aš matuoju, turiu tokią matuoklę. Čia parašyta ir mililitrais, ir arbatiniais šaukšteliais, ir didelis šaukštas, tai 5 mililitrai yra vienas didelis šaukštas. Tai čia atrodo labai mažai ant tų salotų, tas kiekis tie 5 mililitrai, bet pilnai užtenka, žinokit. Aš supilu tą aliejų, įspaudžiu citrinos sulčių ir prieskoniukų druskytės įberiu. Ir kad būtų salotos sultingesnės, tai reikia uždengti ir išpurtyti gerai. Tai uždėsiu tiesiog lėkštę ir taip išpurtysiu gerai. Geriausia tai būtų, kad būtų indas su dangčiu. Nu va, mano saločiukės vakarienė bus labai skanu, žinokit. Ir kai išsipurto, labai sultingos tos salotos būna, iš pomidorų, iš agurkų tų sultys įsiskiria. Labai skanu bus. Taigi žiūrime, kiek šiandieną suvartojau kalorijų. Tai beveik 1700. Tai kažkaip dabar paskutiniu metu tas mano kaloražas toksai apie 1700 kalorijų per dieną. Tai šiandieną surinkau 1664 kalorijas, angliavandenių 90 gramų, riebalų 78 gramai, baltymų 144 gramai. Tai puikiai diena praėjo, kalorijų deficitas išlaikytas, baltymų pakankamai surinkau, tiesiog puikiai dienelė, puikus pirmadieniukas.